Išleiskit mane nahui! Ты girdėjau kakalinių verchą pagavai? Jo, ir ką? Tai susitvarkei su juo? Ir ką? Ką ir ką ir ką? Ir birka, tai išmaudė jį? Tai aišku, šešupėje. Tai kad niekur neišplaukė jis. Turbūt kažkur miške pakasi ir niekam nepasakojai. Varau į mišką, į gamtą vienas. Nu maladėts, kad dirbi be liudininkų, uvažucha. Nu o kaip su kiaušininiais? Išsiaiškinai visgi, kas? Nelis susimovė, kada čia kaip sušnekėjo, jį įrašinėjo visą pokalbį. Tai užsakovui neišėjo pasislėpti? Jis galvoja, žinai, kad aš atsilieku ir niekad neįtarsiu, kad jau darbai, o aš viską sužinojau. Vylė ramiai. Klausyk, dėlai yra. Padėsi į vieną strielką nuvaryt. Be manęs tu važiuosi. Girdėjau vėl su Albanu pradėjai kantačint, tai pas jį turbūt varysi. Varysim ten, pasikaposim, pasidaužysim. Nu, su to priedurniu? Nu ir kas, tai nėra baisu, ko tai bijoti. Davai geriau jungis prie arklinių gaujos, bent jau babkės uždirbinėsi. Aš turiu versliuką ir iš to aš gyvenu. Tu per savo tiktokus iš vis atsilikęs pasidarėjai, žinių nežiūri, užraukė tavo fabriką. Всё, kaput, musmirės goodbye, uždarytos, dabar gausi 8 metus už jas. Musmirių valgytojus ir tuos, kas užsiima savigyda nuodingais grybais įspėja. Man pohas. Tai ką tu vis tiek stumdysi tas raudonas šlepas? Jie norėjo mane pagazdyti, bet jiem neišėjo ir viskas. Žmonės kalba, kad ir Albaną pasiėmė į naparnikus ir tarčelinat dabar abudu ant tų musmirių. Mane kartą išvengas būdavo paimda. Jūs ten atsargiai su tais muhamoras, buvo ir taip stogas pavažiavęs, tai dar labiau pavažiuos. Tai vėl girdėjau priniuchinot raudonų šlepų. Ai, tu načia. Sakė man žmonės, sakė, kad ir į Druchatą tave buvo uždarę. Tai jau normali daktarė. Jinai mane pažįsta, ta daktarė. Žinojo, kas aš toks iš tikrųjų. Tai padavė kapeiko, ne? Be jokių problemų, sako, pysti išrašė mane, eik važiuok namo, sako. Nu. Ir ką pasakė? Nes čia tau, sako, nėra ką veikti tarp tokių žmonių. Nu. Naparniką savo, Albaną, kinul. A jis girdėjau, tenais, Durchatoj, mentam tave užkaziolino.